Mūsų žiūrovai labai perka šitą dalyką, nes jau 4 ar 5 kartą Hebra grįžta. Jo. Tikslinė auditorija. Iššluota, kaip kažkada triusikų guminukai, taip dabar visi šitie revitalizantai, kurie padeda jūsų automobilį palaikyti kuo ilgiau, naują, veikiantį, kad nesidėvėtų tam tikros detalės, kad nesikauptų nereikalinga drėgmė, viskas būtų sutepta, kaip žinikas, 18-mečiai, kaip mylisi, va ant toks sutepimas. Kaip arklio kiaušai. Kaip katino kiaušai, kad blizgėtų viskas yra posakis. Čia toks referentas. Ir posakis. Katino kiaušai. Šiaip Lietuvoje yra automobilių parkas naujėjantis, atsinaujinantis vis su kiekvienais metais, bet tikrai yra automobilių, kurie yra nuvažiavę didesnės ridas, ypatingai ant pavasario, bičiukai dabar pradeda žiūrėti. Tos automobilis labai gerai užuodžia iš paskos savęs pavažiuodams. Toks, žinai, kur atsistoji. Taip, raudona, žinai. Kur reikėtų kuro sistemą. Jo, mašinėlė, ir tu matai, tarkim, jeigu ten 220 mašina, tai nieko neužuosi, žinai, važiuosi ar nuvažiuoji. Ar atsistoji iš kokios 2.4, 2.5 ten mašinėlė, nuvažiuoja. Ir toks, kur nuvažiuoja. Prasidarai šitą šalmuką, kad prasivadintų, ne? Aš taip, iš karto išsidodu, tipo, kad... Tai mirčiau tiesiog.